Claude ir Canva turbūt viena įdomiausių naujų kombinacijų turinio kūrėjams. Jei tu kuri postus socialiniams tinklams, Instagram karuseles, reklamas ar bet kokius vizualus savo verslui, šie įrankiai tau gali sutaupyti labai daug laiko. Nes dabar Claude ir Canva galima sujungti tarpusavį. Tai reiškia, kad Claude gali ne tik sugalvoti idėjas ar parašyti tekstą, bet ir padėti paruošti Canva dizainus, kuriuos tu vėliau gali atsidaryti tiesiai Canva platformoje ir koreguoti pagal save. Vietoj to, kad kiekvieną postą kurtum nuo nulio, ieškotum šablonų, derintum spalvas, rinktumeisi šriftus ir dar galvotum, ką rašyti kiekviename vizuale, tu gali visą šitą procesą labai stipriai pagreitinti su dirbtiniu intelektu. Aišku, tai nereiškia, kad jai padarys viską tobulai už tave, bet jis gali padaryti sunkiausią dalį – duoti tau labai geras pirminės idėjas. Aš pati su šia kombinacija sukūriau daug socialinio tinklų dizainų per itin trumpą laiko tarpą. Todėl šiame video parodysiu, kaip galima naudoti Claude ir Canva kartu, kad socialinių tinklų turinio kūrimas taptų greitesnis, paprastesnis ir daug labiau automatizuotas. Prieš pradedant labai trumpai pakalbėkime apie tai, kas apskritai yra Canva ir Claude tiems, kurie dar nėra gerai susipažinę su šiais įrankiais. Canva yra labai populiarus grafinio dizaino įrankis, kuriame gali kurti įvairius vizualus. Nuo socialinių tinklų reklamos, Instagram karuselių, prezentacijų ar net dizainų fiziniam produktams. Ten gali pridėti tekstą, nuotraukas, grafinius elementus, naudoti šablonus ir gana greitai sukurti profesionaliai atrodančius dizainus net tada, jei nesi tikras dizaineris. Claude iš kitos pusės yra dirbtinio intelekto įrankis panašus į, pavyzdžiui, ChatGPT. Jį gali naudoti labai skirtingiams dalykams – idėjoms, tekstams, planavimui, analizavimui, turinio struktūrai ar net strategijai kurti. Bet šiuo atveju įdomiausia yra tai, kad dabar šios du įrankius galima sujungti tarpusavyje. Ir tada Claude gali padėti ne tik su teksto ar idėjomis, bet ir dirbti kartu su Canva, kad galėtum daug greičiau kurti dizainus, kuriuos vėliau gali atsidaryti Canva platformoje ir redaguoti pagal save. Pirmi keli žingsniai yra tokie, kuriuos tau reikia padaryti tik vieną kartą. Tai pirmas žingsnis yra toks – susitvarkyti savo brand kitą Canva platformoje. Ir čia labai svarbus momentas. Jei nori, kad Claude kartu su Canva kurtų dizainus, kurie bent jau kažkiek atitiktų tavo vizualinį stilių, Canva turi žinoti, kokios yra tavo brando spalvos, šriftai, logotipai ir kiti vizualiniai elementai. Būtent tam Canva turi funkciją, kuri vadinasi Brand Kit. Kai esi Canva platformoje, prie Brand Kit funkcijos gali matyti mažą karūnos simbolį. Tai reiškia, kad ši funkcija yra prieinama tik su Canva Pro planu. Su nemokamu Canva planu tikrai galima padaryti daug dalykų, bet jeigu prieini prie mokamo Canva Pro plano, gauni prieigą prie premium šablonų, šriftų, grafikos elementų ir daug pažangesnių įrankių. Vienas iš jų – galimybė susikurti savo brand kitą. O brand kitas, mano nuomonė, yra vienas iš tų dalykų, kuris labai stipriai pagreitina darbą Canva platformoje. Nes ten gali susidėti savo pagrindinės spalvas, šriftus, logotipus, nuotraukas ir kitus elementus, kuriuos dažnai naudoji savo turiniui kurti. Tai reiškia, kad kai vėliau kursi dizainus, tau nereikės kiekvieną kartą iš naujo ieškoti spalvų kodų, rinkti šriftų ar įkelinėti logotipus. Viskas bus vienoje vietoje. Ir kai redaguosi dizainą, galėsi labai greitai pritaikyti savo brando spalvas, šriftus ir kitus elementus vienu paspaudimu. Jeigu dirbi su keliais projektais, keliais verslais ar keliais klientais, Canva Pro leidžia susikurti net kelis brand kitus. Tai labai patogu, nes gali greitai persijungti tarp skirtingų brandų ir kiekvienam projektui naudoti jo spalvas, šriftus ir vizualinį stilių. Tai pirmas dalykas, kurį rekomenduoju pasidaryti – susitvarkyti savo brand kitą Canva platformoje. Antras žingsnis – prijungti Canva prie Claude. Ir gera žinia yra ta, kad tam gali naudoti net nemokamą Claude planą. Jeigu dar neturi Claude paskyros, tiesiog susikurk ją, tada kairėje pusėje esančiame meniu reikės paspausti Customize ir pasirinkti Connectors. Ten matysi įrankius, kuriuos jau esi prisijungęs prie Claude. Jei nori prijungti Canva, tiesiog paspausk paieškos ikoną, įvesk Canva ir pasirink Connect. Tada Claude tave praves per kelis veiksmus, kad galėtum prijungti savo Canva paskyrą. Čia esmė yra ta, kad Claude ir Canva turi būti susieti tarpusavyje. Kai tai padarysi, Claude galės dirbti su Canva ir padės tau kurti dizainus, kuriuos vėliau galėsi atsidaryti pačioje Canva platformoje. Taigi, kai Canva prijungta prie Claude, galima prieiti prie trečio žingsnio. Trečias žingsnis – apmokyti Claude. Ir čia turiu omenyje ne kažkokį sudėtingą techninį procesą. Tiesiog reikia duoti Claude daugiau informacijos
apie tavo brandą, tavo stilių, tavo auditoriją ir tai, kaip nori komunikuoti. Tai vėl nėra kažkas, ką reikės daryti kiekvieną kartą, bet tai pradžioje labai padeda, nes Claude pradeda geriau suprasti, ko tu nori. Pirmas dalykas, kurį rekomenduoju padaryti – įjungti Claude atminties funkciją. Kai esi Claude platformoje pačioje kairėje pusėje, paspausk ant savo profilio ikonėlės. Tada nueik į nustatymus, ten surasi skiltį Capabilities ir pažiūrėk, ar yra įjungta funkcija Generate Memory from the Chat History. Ši funkcija leidžia Claude prisiminti svarbiausią informaciją ir kontekstą iš tavo pokalbių. Tai reiškia, kad kuo daugiau dirbi su Claude, tuo geriau jis pradeda suprasti tavo stilių, tavo brandą ir tai, ko dažniausiai nori tu. Kiekvienas kitas projektas gali tapti šiek tiek geresnis, nes Claude jau turi daugiau konteksto apie tave. Ir kai aš jau įsitikinau, kad atminties funkcija yra įjungta, pradėjau naują pokalbį su Claude ir įkėliau savo brando gaires. Tai gali būti brando brandbookas, brando aprašymas, tavo komunikacijos gairės ar tiesiog dokumentas, kuriame surašai viską, ką Claude turi žinoti apie tavo brandą. Pavyzdžiui, kas tu esi, kokias paslaugas ar produktus siūlai, kas yra tavo auditorija, koks yra tavo rašymo stilius, koks tavo tonas, kokias frazes dažniausiai naudoji, kokio stiliaus nori vengti, kaip tavo brandas turėtų atrodyti ir skambėti. Kuo daugiau aiškaus konteksto duodi Claude, tuo geresnius rezultatus gali gauti vėliau. Aš tiesiog įkėliau savo brando gaires ir parašiau maždaug taip. Čia yra mano brando gairės, prašau naudoti šį dokumentą kaip žinių failą ateities pokalbiams ir projektams. Tai tikrai nėra privalomas žingsnis, bet jis yra labai naudingas. Ypač jei nori, kad Claude suprastų, kas tu esi, ką siūlai, kam kuri turinį ir kaip tavo brandas norėtum, kad skambėtų. Kitas žingsnis taip pat nėra privalomas, bet labai padeda. Gali įkelti savo ankstesnius dizainus arba nuotraukos, kurios gerai atspindi tavo vizualinį stilių. Pavyzdžiui, jei jau esi kūręs Instagram postus, karuseles, reklamas ar kitus vizualus, kurie tau patinka, įkelk kelis pavyzdžius į Claude. Tada gali parašyti kažką tokio. Čia yra keli dizainai, kuriuos jau esu sukūręs, prašau išanalizuoti jų stiliaus elementus ir naudoti juos kaip vizualinę nuorodą ateities projektams. Claude gali atpažinti, kurie elementai kartojasi tavo dizainuose. Pavyzdžiui, spalvos, šriftų stilius, kompozicijos, nuotraukų naudojimas, erdvės kiekis, dizaino nuotaika ir panašiai. Ir tada, kai vėliau prašysi sukurti naujus dizainus, Claude jau turės geresnį supratimą, kokios krypties tu nori. Tokiu būdu ne tik pasakai Claude, koks yra tavo brandas, bet ir parodai vizualiai, kaip jis atrodo. Manau, tai yra ypatingai svarbu, nes vien tekstu apibūdinti vizualinį stilių kartais yra tikrai sunku. Bet kai įkeli pavyzdžius, Claude gali daug geriau suprasti, ko tu iš tiesų nori. Kai būtent tai padariau, jaučiau, kad Claude turi pakankamai gerą pagrindą dirbti su mano projektu. Jis žino mano brando kontekstą, supranta mano auditoriją ir turi vizualinių pavyzdžių, kuriuos gali remtis. Ir tada galima pereiti prie tikro projekto kūrimo. Dabar pakalbėkime apie tai, kaip realiai kurti turinį su Claude ir Canva. Čia yra du pagrindiniai būdai. Pirmas būdas, kai Claude pats padeda sukurti dizainus Canva platformai ir antras būdas, kai Claude padeda rasti tinkamus Canva šablonus, kuriuos vėliau gali pats koreguoti. Pradėkime nuo pirmo varianto, nes būtent taip man pavyko sukurti daug socialinių tinklų dizainų per itin trumpą laiką. Tai pirmas variantas – paprašyti Claude sukurti Canva dizainus už tave. Tam pradedu naują pokalbį Claude platformoje ir parašau labai konkretų promptą. Ir čia noriu pabrėžti, kuo aiškiau aprašysi, ko nori, tuo geresnį rezultatą gausi. Neužtenka tiesiog parašyti, sukurk man Instagram postą. Geriau parašyk konkrečiai, kokio formato nori, kokio tipo turinys turi būti, kiek puslapių ar skaidrių reikia, kokiai auditorijai tai skirta, koks turi būti stilius, ar tam turi būti naudojamas tavo Canva brankitas, ar nori, kad dizainas būtų atidaromas Canva platformoje. Aš Claude pasakiau, kad noriu būtent Canva dizaino. Tai yra itin svarbu, nes noriu, kad rezultatas būtų toks, kurį galėčiau atsidaryti Canva platformoje vėliau. Taip pat nurodžiau formatą Instagram 4:5 dydį ir paprašiau naudoti mano brankitą Canva platformą, kurį jau matėte prieš tai. Tai reiškia, kad Claude galėjo remtis mano Canva brankite esančiomis spalvomis, šriftais ir panašiai. Man nereikėjo kiekvieną kartą iš naujo aiškinti, kokios yra mano brankitos spalvos ar kokius šriftus aš naudoju. Viskas jau buvo sudėta Canva viduje. Tada aprašiau, kokio tipo socialinių tinklų turinį noriu sukurti. Pavyzdžiui, mano promptas skambėjo maždaug taip. Sukurk Canva dizainą Instagram karuseliai, kurią sudaro 6 skaidrės. Dizainas turi būti Instagram 4:5 formato ir naudoti mano brand kitą Canva platformoje. Pirmoje skaidrėje turi būti stipri antraštė, o kitose skaidrėse naudingi patarimai žmonėm, kurie nori pradėti naudotis AI. Prašau užtikrinti, kad tai būtų tikras kelių puslapių dizainas, kad peržiūrėjau matyčiau visas 6 karuselės skaidres. Ir tai yra tiesiog pavyzdys, kad galėčiau išsitestuoti, ką Claude sugeneruos. Claude sugeneravo kelias karuseles, kiekvieną iš 6 skaidrių pagal mano nurodymus.
Jis ne tik paruošė struktūrą, bet ir užpildė skaidres turiniui, kuris būtų aktualus auditorijai besidominčiai AI. Ir kadangi jis naudojo mano Canva brand kitą, dizainuose jau buvo pritaikytos mano brando spalvos ir šriftai. Aišku, tai nereiškia, kad viskas buvo idealiai taip, kaip aš pati būčiau padariusi rankiniu būdu. Bet kaip pradinis variantas, jis tikrai yra labai stiprus. Vėliau aš galėjau atsidaryti dizainus Canva platformoje ir pasikoreguoti viską pagal save. Tai pavyzdžiui, galėjau pakeisti tekstą, pakeisti nuotrauką, pakoreguoti spalvas, pridėti savo elementus, ištrinti tai, kas mano nuomonė man nepatiko ir padaryti viską labiau savo. Bet svarbiausia tai, kad aš jau turėjau labai gerą pagrindinę bazę. Man nereikėjo pradėti visko nuo tuščio lapo. Taip pat noriu dar paminėti itin svarbią Canva funkciją, kuri vadinasi Resize. Jeigu naudoju Canva Pro, ši funkcija leidžia vienu paspaudimu pakeisti dizaino formatą. Pavyzdžiui, gali paimti Instagramo posto dizainą ir paversti jį Instagram story formatu. Būtent aš taip ir darau. Pavyzdžiui, turiu Instagramą 4:5 formato karuseles, o tada su Resize pakeičiu jas į vertikalų Instagram story formatą. Taip galiu tą patį turinį panaudoti ne tik kaip feedo postus, bet ir kaip story turinį. Be to, tą patį principą galima naudoti ir kitom platformom, galima paversti tą patį turinį į Pinterest pingus, Facebook postus, LinkedIn postus, prezentacijų skaidres ar kitus formatus. Tai yra vienas iš geriausių būdų dirbti protingiau, o ne sunkiau. Vietoj to, kad kiekvienai platformai kurtum atskirą dizainą nuo nulio, tu sukuri vieną gerą turinio bazę ir tada ją pritaikai skirtingiems formatams. Taigi, pirmas būdas yra leisti Claude pačiam sugeneruoti Canva dizainus palei tavo promptą. Bet yra ir antras būdas, kuris taip pat yra labai naudingas. Antras būdas - naudoti Claude tam, kad jis padėtų rasti tinkamus Canva šablonus. Ir tai yra praktiška, nes viena iš priežasčių, kodėl žmonės mėgsta Canva, yra jos didžiulė šablonų biblioteka. Canva turi labai daug paraštų dizainų, kuriuos gali pasimti, pakeisti tekstą, spalvas, nuotraukas ir gana greitai pritaikyti savo. Bet problema yra ta, kad tų šablonų yra tiek daug, jog kartais yra net sunku suprasti, ko tu tiksliai ieškai. Gal tu, tarkim, galvoje nusimatai tam tikrą stilių, o gal tau patinka kažkokia estetika, gal matai pavyzdį, kuris tau patinka, bet nežinai, kokius žodžius įvesti į Canva paieškoje, kad rastum panašius šablonus. Ir čia Claude gali labai tau padėti. Gali padaryti kelių dizainų ekrano nuotraukas, kurios tau patinka. Tai gali būti tavo pačio anksčiau kurti postai arba kiti pavyzdžiai, kurių stilius tau tikrai patinka. Tada įkelk tas nuotraukas į Claude ir parašyk kažką tokio. Čia yra keli socialinių tinklų postų pavyzdžiai mano brandui. Pažiūrėk į pagrindinius stiliaus elementus ir pasiūlyk paieškos frazes, kurias galėčiau naudoti Canva šablonų bibliotekoje, kad rasčiau panašaus stiliaus šablonus. Kai tai išbandžiau, rezultatas mane išties nustebino. Claude išanalizavo įkeltus pavyzdžius ir pasiūlė visą sąrašą paieškos frazių, kurias galėčiau naudoti Canva platformoje. Tai kaip matote, tikrai daug čia yra visokių įvairiausių pasiūlymų ir tokios frazės tikrai padeda daug greičiau susiaurinti paiešką pačioje Canva platformoje. Todėl tikrai galite, pavyzdžiui, nukopijuoti vieną iš šių, įveistinti į Canva platformą ir kaip matote, tikrai pavyzdžiai ir šablonai yra atitinkami. Tada aš jau tikrai galiu pasirinkti vieną iš tų šablonų, atsidaryti jį Canva platformoje ir pritaikyti savo brandui. Kadangi jau turėjau susitvarkiusi savo brand kitą, man nereikėjo visko kurti nuo nulio, galėjau greitai pakeisti spalvas, šriftus, tekstą, nuotraukas ir pasidaryti tokį dizainą, kuris atrodė kaip mano brando dalis. Turiu dar taip pat du labai praktiškus patarimus jums. Pirmas patarimas. Jeigu randi Canva šabloną, kuris tau patinka, bet nežinai, kaip jį pritaikyti savo brandui, gali vėl naudotis Claude. Tiesiog padaryk to šablono ekrano nuotrauką, įkelk ją į Claude ir parašyk. Duok man sąrašą pakeitimų, kuriuos galėčiau padaryti šiame šablone, kad jis labiau atitiktų mano brandą ir būtų aktualus mano auditorijai. Ir čia labai praverčia tai, kad anksčiau jau buvai įkėlęs savo brando gaires. Nes tada Claude jau žino, kas yra tavo auditorija, koks tavo tonas, koks tavo stilius ir kokio rezultato tu sieki. Tau nereikia kiekvieną kartą iš naujo aiškinti viso konteksto vėl ir vėl. Claude tada gali pasiūlyti konkrečius pakeitimus tam konkrečiam šablonui. Tai kaip pavyzdžiui gali pasiūlyti pakeisti antraštę, sutrumpinti tekstą, pritaikyti kitokias spalvas, pakeisti nuotrauką, naudoti kitokį call to action. Tai labai naudinga, kai turi gerą šabloną, bet nežinai, nuo ko pradėti redagavimą. Antras patarimas - naudok Canva Resize funkciją. Aš jau apie ją užsiminiau, bet noriu dar kartą pabrėžti, nes tai tikrai labai stipriai sutaupo jūsų brangų laiką. Jeigu jau sukūrei vieną dizainą, nereikia jo palikti tik vienam formatui. Gali jį pritaikyti kelioms platformoms.
Pavyzdžiui, gali paimti Instagram karuselę ir paversti ją Instagram story formatu. Arba iš Instagram posto pasidaryti Pinterest piną, arba LinkedIn postą, arba Facebook vizualą, arba net prezentacijos skaidres. Aišku, po automatinio dydžio pakeitimo kartais reikės šiek tiek pakoreguoti elementus, gal tekstą reikės pastumdyti, gal nuotraukas reikės apkirpti kitaip, gal kai kurie elementai netilps idealiai, bet tai vis tiek bus daug greičiau nei viską kurti nuo nulio. Tai vienas iš paprasčiausių būdų pernaudoti turinį ir iš vienos idėjos sukurti kelis skirtingus vizualus. Ir jeigu kuri daug turinio socialiniams tinklams, toks darbo principas gali labai stipriai pagreitinti visą procesą. Taigi apibendrinant, Claude ir Canva kartu gali tapti labai stipriu įrankiu deriniu, jei nori greičiau kurti vizualinį turinį. Claude gali padėti su idėjomis, tekstais, struktūra, karuselių temomis, šablonų, paieškos frazėmis ir net pačiais Canva dizainais. Canva tada leidžia tuos dizainus atsidaryti, redaguoti, pritaikyti savo brandui ir eksportuoti ten, kur tau reikia. Svarbiausia suprasti, kad jei čia nėra skirtas pakeisti tavo kūrybiškumą. Jis skirtas pagreitinti pradžią. Vietoj to, kad sėdėtum prieš tuščią Canva dizainą ir nežinotum, nuo ko pradėti, gali paprašyti Claude sukurti pradinę versiją. Tada tu ją peržiūri, pakoreguoji, pritaikai savo stilių ir turi daug greitesnį rezultatą. Taigi, jeigu nori pabandyti šitą sistemą, rekomenduoju pradėti nuo kelių paprastų žingsnių. Pirmiausia, susitvarkyk savo Canva brand kitą. Sudėk pagrindinės spalvas, šriftus, logotipus ir kitus elementus, kuriuos dažnai naudoji. Tada prijung Canva prie Claude per konektor skiltį. Tada duok Claude kuo daugiau konteksto apie savo brandą, įkelk brando gaires, komunikacijos aprašymą, auditorijos aprašymą ar kelis ankstesnius dizainus. Ir tada gali pradėti testuoti. Svarbiausia – eksperimentuoti. Beje, jei nori daugiau praktinių AI pavyzdžių ir nori mokytis kartu su mumis, kviečiame prisijungti prie AI Startas bendruomenės. AI Startas bendruomenėje plačiau kalbame apie tai, kaip naudotis AI įrankiais, kaip juos pritaikyti turiniui, darbui, verslui, vizualams, tekstams ir kasdieniams užduotims. Taip pat bendruomenėje gali siūlyti temas, rašyti, su kokiamis problemomis susiduri naudodamasis AI, kokie įrankiai neaiškus ir ką norėtum išmokti praktiškai. Birželį taip pat planuojame bendruomenės skambutį, kuriame galėsime gyvai aptarti klausimus, pasidalinti idėjomis ir pasižiūrėti, kaip AI galima naudoti dar praktiškiau. Nuorodą prisijungti prie AI Startas bendruomenės rasi aprašyme. O dabar pereikime prie pačių žingsnių. Tai dėkui, kad žiūrėjote iki galo. Jeigu turite kažkokių temų, kurias norite, kad apžvelgtume šiame YouTube kanale, būtinai rašykite jas į komentarus. Taip pat nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą ir palaikinti šį video. Na ir žinoma, jeigu norite, prisijungti prie AI Startas bendruomenės. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame video.